kaip jis pats yra prisipažinęs ir filme apie tai jis kalba, ir savo užrašuose, kad skaitė jis daug poetų, domėjosi labai daug kuo, bet tik Baltrušaitis savo lyriką prakalbo taip, kad Linas jį išgirdo. Turiu bent kiek nukrypti į kitą sritį, galvodama apie Lino švilpavimus. O jis yra pats prisipažinęs, kad jis kartais išgirsdavo, skaitydamas Baltrušaitį, to eilėraščio melodiją, tam tikrą muziką. Kažin, ar muzika yra užrašytos natos. Jau šiek tiek muzika yra tai, kas pagal tas natas yra atliekama. Bet juk ne viskas yra išgirstama. Ir ne viskas tavyje suskamba. Vadinasi, tavo dvasioj, kaip klausytojo dvasioj, turi būti prigimties tau duota galia iš to, kas skamba, suvokti ir išgirsti tai, ką norėjo pasakyti kompozitorius. O tas Lino pasakymas, kad kartais, bet ne visada, kartais, aš išgirstu Baltrušaičio posmo melodiją. Tai jis išgirdęs tą melodiją švilpaudavo. Esu daug kartų girdėjusi. Ir namuose, ir pašiekštyje, ir kur nors miške. Bet kas labai charakteringa, švilpaudavo, gali suprasti, kad tai yra melodija, bet tai nebuvo žinomų melodijų kartojimas arba Lino žinomų dainų pašvilpavimas. Jis nešvilpavo dainos tykus, tykus vakars be vėjo, ne. Tai nebuvo bijūnėlį žalias, bijūnėlį gražus. Ar ten koks nors ko liūdi, berželį ko liūdi. Šitas dainas ir begalė kitų jisai mokėjo. Ir buvo progų, kada jis jas padainuodavo kur nors pulkelį kokiam. Jis švilpaudavo visai kitas, bent jau man negirdėtas melodijas. Ir aš įtariu, spėju, ir beveik jaučiu, kad tai ir buvo tos Baltrušaičio jo išgirstos melodijos. Tai jeigu jis jau išgirsdavo tą eilutės arba posmo melodiją, tai jam ateidavo ir tas žodis, kurio reikia. Ir tada jis galėdavo pasakyti, kad padariau, jau čia nieko negaliu pridėti. O tol, kol jis neišgirsdavo tos melodijos, nebūtinai reikia to suprasti kaip melodijos. Gali būti, aš taip įsivaizduoju, gali būti prasmės skambėjimas. Baltrušaičio lyrika būtent yra tokia, kad tos tiesioginė prasme melodijos gali ir neišgirsti. Gal jos ir negalima išgirsti, bet yra prasmės melodija. Prasmės skambėjimas, prasmės buvimas. Ir man atrodo, kai Linas prisipažįsta, kad iš daugelio poetų Baltrušaitis buvo tas, kuris atėjo į mano gyvenimą ir tapo mano gyvenimo dalimi, tai ir buvo nulemtas to fakto, kad jis išgirdo ir tą vienokią melodiją, ir tą kitokią melodiją. Lino prigimtis, matyt, buvo tokia, kad ji buvo atvira priimti viskam tam. Jis turėjo klausą Baltrušaičio lyrikos prasmėm. Jo žodžių sudėliojimai jam nebuvo tik eilutė. Tai buvo išmintis, tai buvo patirtis, tai buvo savotiškas
priesakas ne tik tam konkrečiam skaitytojui, kuris ot tuo momentu skaito Baltrušaitį. Tai buvo savotiškas priesakas visai kartai, o gal ir visam pasauliui. Tai pasakė, kokio brandumo galėjo būti Jaulinas, kai jis pradėjo skaityti Baltrušaitį. Jeigu prigimčiai neduota galios priimti tai, tas ir praeis pro šalį. O jam matyt buvo duota ta galia, kad jis pasirinko Baltrušaitį. Ir tada yra pagrindo kalbėti apie savotišką Baltrušaičio ir Lino prigimties, pasaulėjautos, jausenos artimumą. Nes kas tau visiškai tolima, tai tas tau ir lieka tolima.